Labas vakaras. Seime kelia ir toliau skinasi naujasis nekilnojamojo turto mokesčio modelis. Kuo jis gerai, kuo jis blogai ir kasgi laukia gyventojų, jeigu jis praeis ir paskutinį balsavimo etapą, pasakys Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė Daiva Čibirienė. Labas vakaras. Labas vakaras. Tai dabar pirmiausiai, kaip tas siūlymas atrodo? Siūlymas atrodo taip, kad yra padidinta riba, nekilnojamo turto mokesčio tarifo riba, nes mažiausia riba pagal senąjį projektą buvo 0,03%, o dabar yra 0,05%, vadinasi truputį padidinamas tarifas ir iš vienos pusės padidinamas tarifas, nuo kada jisai startuoja, ir kita pusė, kuri buvo 3%, paversti į 4%. Taigi mes turime žirklės nuo 0,05 iki 4%. Taigi procentas 80 kartų gali skirtis priklausomai nuo to, kaip užsimanys savivaldybė. Jo, kaip užsimanys savivaldybė, ne visai kaip užsimanys, jinai turi 8 kriterijus, pagal kuriuos jinai gali užsimanyti, ir jeigu tame pačiame name yra socialiai kažkokia remtina šeima, arba daug vaikų turi, ar kažkokios yra priežastys, kurios pataiko į tą kriterijų, jinai gali kreiptis į savivaldybę ir paprašyti, kad jai nekilnojamo turto mokesčio tarifas, ne mokestis, bet tarifas būtų sumažintas, pakeistas. Ir taip tame pačiame name už tokį patį būstą gali būti nustatyti absoliučiai skirtingi tarifai. Tai dabargi žiūrint į tą medianą arba į vidutinę būsto vertę toje savivaldybėje. Sąžiningai atrodo, žiūrint į skirtingas savivaldybės mokesčiai, ar ne? Įdomiai atrodo, jeigu Vilniuje mediana bus ko gero aukščiausia, viena iš aukščiausių Lietuvoje, gali būti kokie ir 70 ir 80 tūkstančių eurų, tai reiškia, kad Vilniuje, jeigu tu turi tokios vertės būstą, tu nemokėsi nekilnojamo turto mokestį, jeigu tu tame būste deklaravai savo gyvenamąją vietą, bet jeigu tu turi tokios pačios vertės būstą Alytuje, kažkokia maža miestelėje, kuriame nekilnojamo turto mokesčio nekilnojamo turto rinkos kaina, vidutinė kaina, mediana yra ženkliai mažesnė, tai tada tau reikės mokėti. Tai taip ir gausis, kad tie, kurie turi net pigesnį būstą, bet jie yra tame rajone, prabangiausiai gyvenantis, jie mokės sąlyginai prabangiausiai. Tai dabar kitas klausimas. Pabandykim pamodeliuoti situaciją. Pabandykim bent teoriškai kažkur tai vidutinė šeima Vilniuje paskola iki senatvės 25-30 metų, čia priklausomai kada paimta, ir, būstas Vilniuje yra brangus, 130 tūkstančių paskola ir toks nedidelis butukas kur nors miegamajam rajone. Kas jų lauktų? Nežinau. Jų laukia nekilnojamo turto mokestis, kuris varijuoja 80 kartų į vieną pusę ir į kitą pusę. Kaip nustatys savivaldybė? Kaip jinai susimils nustatyti tą nekilnojamo turto mokesčio tarifą. Ar jinai tiesiog pirmais metais, kad neerzint gyventojų, nustatys minimalų tarifą 0,05, ar vis dėlto sugalvos paplėšikauti ir nustatys 4%. Nuo jos priklauso. Kitas dar dalykas, jeigu gyventojai vis tik tai atrodys, kad tas mokestis yra per didelis, tarifas yra per didelis, ar dar bus įmanoma kažkaip pasiginčyti, ar jau tik tai teisinis kelias bus belikęs? Su ginčiais mes teikiame pasiūlymą, kad būtų galima ginčytis bet kada aš galiu ginčytis, nes ginčijimas reiškia, kad tu turi pats iš savo lėšų nusipirkti nepriklausomą turto vertinimą šito būsto, dėl kurio nekilnojamo turto mokestinės vertės tu teiki ginčą. Ir jeigu to vertinimo metu yra nustatoma, kad to turto vertė yra uždidinta registrų centre, daugiau nei 20% uždidinta, tik tada gali eiti ginčyti, bet yra kita sąlyga, tu tai turi padaryti per 3 mėnesius po mokestinės vertės nustatymo. Tai būna vieną kartą per 3 metus arba per 5 metus. Tai reiškia, jeigu tu tuo metu buvai sergantis ar šiaip negalėjai fiziškai ar finansiškai šito padaryti, tai tu mokėsi nekilnojamo turto mokestį nuo didesnės vertės, negu kad yra iš tikro to turto vertė. Tai ginčijimas toks komplikuotas. Užsiminėte, kad įsigaliojus tokiam pakeitimui būtų įmanomas kai kuriais atvejais tik teisminis kelias. Teisminis kelias tik tokiu atveju, kai yra neteisingai sugeneruota deklaracija, bet jeigu jūs nesikreipia dėl mokestinės vertės ginčymo, tai net ir teismas neišgelbės, jau tiesiog įstatyme pasakyta, kad tu negali ginčyti vertės.
O dėl pačios deklaracijos bus kita problema, nes dabar deklaracijos, kaip buvo daromos už nekilnojamo turto mokestį, mokesčių inspekcija dažnai paskambindavo gyventojams arba parašydavo laišką, jūs turit mokėti nekilnojamo turto mokestį ir gyventojas, kai kurie gyventojai pasakydavo, ne, aš neturiu, pas mane yra tokia ir tokia situacija, aš tą turtą išnuomavęs arba čia nebaigta statyba ir man nereikia mokėti. Ir mokesčių inspekcija sakydavo, taip, jūs esate teisūs, jums tikrai nereikia mokėti nekilnojamo turto mokesčio. Bet jie savo sistemose matė, kad signalas buvo, kad reikėtų. Tai kas pasikeistų, priėmus šitą projektą, nebūtų skambučių, nebūtų įspėjimų, būtų sugeneruotos automatiškai nekilnojamo turto mokesčio deklaracijos, taip kaip mato mokesčių inspekcija. Ir tu negalėsi jų užginčyti, galėsi tik kreiptis į teismą, kad teismas pasakytų, kad šita deklaracija yra neteisinga. O deklaracija bus generuojama iš 2 šaltinių, iš registrų centro, kuriame gali būti tiesiog net klaidingai suvesti duomenys. Pavyzdžiui, statė namą ir kažkaip per klaidą įrašė vieną savininko, turėjo 2 įrašyti, suklydo kažkurioje vietoje. Gali būti situacijos, kad savivaldybė nepateiks informacijos apie skirtingus nustatytus tarifus. Kreipėsi šeima į savivaldybę, kad jai sumažintų tarifą ir savivaldybė sumažino. Davė raštą, sumažino, viskas tvarkoj, bet mokesčių inspekcijai nepateikė. Nes reikės labai daug duomenų teikti. Tai ir jinai niekada to nėra dariusi. Tai, žodžiu, mokesčių inspekcija turės iš 2 šaltinių susirinkti teisingus duomenis, padaryti vieną deklaraciją, kurią uždrausta gyventojams ginčyti ir galėsim ginčyti tik teismuose. Tai va šita vieta labai mums nepatinka. Mes teikiam siūlymą, kad leiskite ginčyti, bent nustatykite kažkokį intervalą 10 ar 15 dienų, kai tos deklaracijos yra dar tokios kaip ir preliminarios ir tau galima pateikti papildomus duomenis ir VMI galėtų jas pataisyti savo nuožiūrą, bet šitas siūlymas buvo atmestas. Tai va taip, jokių ginčių. Reikės mokėti taip, kaip žemės mokestį mokam. Yra deklaracija sugeneruota ir turime mokėti. Ačiū Jums už komentarą.